Žilvi. Jie, atvažiuoja. Trasa. Vis smagiau, ne? Kurk dvasia. Oh, yeah. O, tai va, važiuojam! Kedai! Tai ten pasigansė nieko to. Nu tik nesustokim, pasimatym vėliau eisim. Čia neblogai. Tomui Savickui Vytautui Leliukui dabar reikėtų bandyti gaudyti Andrėjus Goloborodskio ir Gedimino Saudargo Subaru Impreza, arba bent jau bandyti neatsilikti. Pirmus incidentus šis motociklininkas jau turėjo, bet lenktynės kol kas tęsia. 10 sekundžių iki starto. 5, 4, 3, 2, 1, važiuojam. Sėkmės Tomai, sėkmės Gintautai. Ir mums liks dar 5 dalyvių poros. Mažiau nei pusvalandis iki šio 4 greičio ruožo finišo. 2 Mitsubišiai, 2 Gediminai ir 2 Survilų šeimos moterys. Jonas Survilaitė ir Vesta Survilienė. Gediminas Ramonas ir Jonas Survilaitė žengia greta, užima jie ir vietas šalia vienas kito, 9-10. Tai yra vietos klasėje, skiriai juos viso labo 1,5 sekundės. 30 ir 31 vieta bendroje įskaitoje, taigi ir tempas turėtų būti panašus. Jonas laikas buvo 3:14, Gedimino 3:16. Trečiajame greičio ruože, dabar šie 2 Mitsubišiai varžymonas Gediminas Seliešius po pusės minutės pradės savo
ketvirtąjį šio ralio greičio ruožą. Joana Survilaitė, Vesta Survilienė. Mažas ir Gedimino Cirkiešių, nes šiuos ekipažus skyrė visą labą pusantros sekundės. Pirmoji bandymčio Jonas ir Vestas mažas buvo šiek tiek didesnis. Debiutas su šiuo Mitsubishi automobiliu nebuvo sėkmingas. Vokietijos ir Arūnas yra antri klasėje. Labai geras klasėje. Kitam ralyje bus 11 ir 1 klasėje. Bet trečia irgi gerai. Nuo lyderiai atsilieka minutė ir 42 sekundė. Svarbiausia, kad ekipažas numerį 22 kol kas yra antri savo klasėje. Tiesa, Tomas Savickas ir Gintautas Leliukas, kurie jau važiavo, jiems pralaimi 5 ir 70 sekundės. Nedaug, bet pralaimi. Taigi, Egidijus Savickas ir Arūnas Jaskonis, tarp kitko, čia važiavo labai greitai. 3 minutės ir 19,5 sekundės. Sėkmingai įveiktų visus tikrai nelengvo žiemiško Žemaitijos ralio greičio ruožų kilometrus ir sėkmingai pabaigtų lenktynės. Pas juos tai mašinai šilta, žinot. Man vienas ekipažas siūlė pasidėti, sakiau, vaikščiau. Ramonui 20 litų už mašinos poliravimą. Visą rūšą net kryvo. Ne, jokiais Joana Survilaitė yra Lietuvos kartingo čempionė, čia tie vyrai, kurie anekdotas su konkurencijos rungtynes pasakoja. Posūkį rodyt moka, bet jeigu blondinė rodo posūkį į dešinę, nebūtinai pasuks į kairę, gali nuvažiuoti tiesiai. O čia dabar ant ledo, ne? Ai! Jeigu veidą rimtesnį. Rimtesnė? Rimtesnį, pratikėsnį, man neišims. Ten yra lipdukas rūpimo vieta. Trasą ir visiems viskas,